Sveiki visi, norėjau šiek tiek papasakoti apie įtampos keitiklius, kadangi sulaukėme daug skambučių iš klientų, kad nori įsigyti įtampos keitiklį ir nežino, į ką reikia atkreipti dėmesį. Prieš įsigijant įtampos keitiklį reikėtų sužinoti, jisai yra ar modifikuoto sinuso, ar pilno sinuso. Apskritai, kas tai yra inverteris? Inverteris yra toks prietaisas, kuris iš 12 voltų ar iš 24 voltų akumuliatoriaus padaro 220 voltų. Tai reiškia, atvykom į gamtą, norim pasijungti prietaisą, kuriam reikia elektros lizdo, jungiame prie automobilio akumuliatoriaus, pliusą minusą, turime elektros lizdą. Galime pajungti bet kurį elektros prietaisą. Dabar kaip pasirinkti, kokio reikia galingumo. Jei yra pilno sinuso, galingumą dažniausiai reikia dalinti iš 2, tai reiškia nominali galia šio inverterio yra 2500 W, arba kitaip tariant 2,5 kW. Prie tokios galios galime pajungti kavos aparatą, arbatinuką, telefoną krauti, telefono prietaisą, siurblį pasijungti. Reikėtų, žinoma, atkreipti dar dėmesį į tai, kad nominali galia yra 2500 W, tai reiškia prietaisą, kurį mes turime pajungti, reikėtų pažiūrėti ant pačio prietaiso, kiek jam reikia būtent energijos. Prijungus inverterį prie akumuliatoriaus, matome įėjimo įtampą, tai šiuo atveju 12 voltų, jeigu būtų 24 voltų įtampos keitiklis, rodytų 24. Papačią, žinome, matome išėjimo įtampą, tai yra 220. Tai būtų toks prietaisėlis, turi apsaugas, virš įtampio apsaugą, žemos įtampos apsaugą, pilnas sinusas, didelio galingumo, o panaudoti galima įvairiuose srityse. Sunkvežimių vairuotojai dažnai naudoja sunkvežimiuose kavos aparatams, gamtoje yra naudojama televizoriams, įvairiems kitiems prietaisams, žvejybiniai įrangai. Tai būtų toks prietaisukas. Nėra mažas, nėra lengvas, bet yra galingas, kokybiškas, su apsaugom. Viskas, ko reikia. Taip pat dar nepaminėjau, galima panaudoti namuose, dingus elektrai, jeigu reikia katilo siurblį užmaitinti, tiesiog jungiam prie automobilinio akumuliatoriaus, turime rozetę, pasijungiame, laikinam išsprendžiame susidariusią problemą.